Štai kaip galite pasiekti savo sveikatos draudimo kortelę savo telefone. Raskite Union programėlę Play Store parduotuvėje. Įdėkite programėlę ir atidarykite ją, kai ji bus paruošta. Paspauskite gerai, kad sutiktumėte su telefono leidimais. Tada sutikite su visais lapukais. Ir peržiūrėkite pasisveikinimo pranešimus. Tada spustelėkite Login. Įveskite savo sveikatos draudimo numerį pagal mūsų pateiktą informaciją. Tai 10 ženklų kodas, prasidedantis skaičiais 2700. Sutikite su taisyklėmis ir sąlygomis, bei įveskite slaptažodį, kurį jums pateikėme. Trečiame žingsnyje palieskite bet kurią ekrano vietą, kad paslėptumėte klaviatūrą. Ir pasirinkite The SMS did not arrive. Pasirinkite Letter Code Authentication. Tada įveskite 8 skaitmenų prisijungimo kodą, kurį jums išsiuntėme. Paskutinis žingsnis – susikurti PIN kodą. Pasirinkite 4-ženklį skaičių ir įveskite jį 2 kartus. Jūsų sąranka baigta. Dabar galite peržiūrėti ir naudoti savo sveikatos draudimo kortelę. Dabar savo kortelę galite pasiekti net ir be interneto. Tiesiog įveskite PIN kodą ir pasirinkite Yes. Norėdami pasiekti savo sveikatos draudimo kortelę, apatinėme meniu bakstelėkite ID card. Viršutinėme meniu galite perjungti savo slovakišką ir Europos sveikatos draudimo kortelę. Skiltyje Prescriptions matysite visus savo galiojančius, atsiimtus ir pasibaigusius receptus. Skiltyje More rasite daugiau funkcijų, pavyzdžiui susitikimus, priminimus gerti vaistus, lengvatas, nuolaidas ir kita. Ir žinoma, jei kiltų kokių nors problemų, nedvejodami kreipkitės į mus. Mes visada pasiekiame telefonu.